aišku, pralaimėjom tikrai sunkės varžybas ir manau, turim iš to mokintis. Nežinau, kad daugiau čia papasakoti, nes varžybas buvo gerų, buvo blogų momentų, tiek asmeniškai, tiek komandai. Ir džiaugiuosi, kad komanda nepasidavė ir mes kovojom iki galo. Klausimų Donatai. Ar su Jonu Valančiūnu įdomu buvo pasigalinėti? Ne, per daug nesigalinėjom, nes visada įdomu žaisti ir visada, aišku, turbūt visa Lietuva laukia, kada mūsų komanda susitiks, bet nežinau, žaidėm ir tiek. Jisai stengiasi, kai galėjo, mes labai skirtingų pozicijų, kaip mes skirtingose pozicijose žaidėm, tai praktiškai mes nesutikime aikštelį. Ar jums tas ažiotažas turėjo kažkiek įtako žaidimui? Ne, ažiotažas tai man asmeniškai nepadarė. Iš tikrųjų, nežinau, pirma pusė tai tikrai vienas pačiausių mano varžybų ir matai, kur reikia tobulėti, matai, kur reikia keisti. Ar pastebėjot skirtumų Ryto žaidime nuo praeito karto? Tai pastebėjom, 3 žaidėjai ten lakstė šonuose, labai gerai dirbom. Tai aš nežinau, man tai iš tikrųjų gaila, kad mūsų. Vyriškai. Ne, nu iš tikrųjų man gaila, kad antras varžybas mus į vieną pusę suvaro. Ir tiek su CSKA, gerai su CSKA vis tiek Rusijos komanda. Bet čia tikrai taip nesitikėjom, kokie 4-5 švilpukai buvo konkrečiai jų pusė. Ir nenoriu sakyti, kad buvo į vieną pusę švilpio, bet buvo kaip buvo. Buvo tikrai tokių pražangų sušvilpą, kur dar senai matėsi. Donatai, dabar kaip vyksta jau NBA sezonas, ar sekate šiek tiek savo komandą? Savo sezoną turiu, man labiau rūpi mano sezono pavyzdį. Turiu yra čia ką veikti. Aišku, pasižiūrė, rezultatus pasitikrinti, kaip žaidžia, kaip kas ką. Per daug tai tikrai nesėdė, nežiūriu varžybas. Reikia ilsėtis naktį, ne varžybų. Bandot priaugt svorio? Kai taip dirbam, sunku ir priaugti. Sunkiai dirbam, tai nelabai yra kada. Daug valgytų? Valgytum tiek, kiek aš, tai pašnekėsime. Ar buvo sunkiau žaisti čia Lietuvoje, prie Lietuvių pirmą kartą? Tai turim asmeniškai, kad Lietuvoje žaidžiau? Prieš Lietuvių. Kodėl tai? Aš visiems pasakiau, Rytas ir tokia tipo komanda, aš dar atsimenu, kai aš žaidžiau, kad jie visada namie žaidžia su visada fiziškai stipresnį žaidimą negu Vyčiukai žaidžia. Ir pasakiau, kad visi pasiruoštum, manau, pakankamai visi buvo pasiruošę ir mes tikrai atsakėm smūgius į smūgius, tik tai skirtingai teisėjai traktavo tos epizodus. Ir aš tikrai sakau, man abina, kai žmogus eina į kontaktą ir viens kitą, kontaktinį žaidimą būdų žaidžia ir kažkuriam duoda pražangą. Į vieną pusę turime išvilpą, tai nežinau, man tikrai nemėgstu apie teisėjus kalbėti, bet šiandien tai buvo labai daug įdomių švilpų. Dar klausimų, Donatai. Sakai, Donatai, reikia pasimokyti iš tų rungtynių, kokia pamoka tau bus? Visur galima rasti, ką patobulinti, kaip turime sunkiai įsiliejau žaidimą nuo pat pradžių, neradau vietos aikštelėje ir iš to reikia mokintis, reikia žiūrėti kažkaip kitaip varžybas, reikia pradėti. Praplėsti aikštę reikia daugiau vietų. Treneris pasiūlymą dar. Donatai, kalbant apie Lietuvos rinktinę ir bendravot su Kęstučiu Kemzūra, tikitės sulaukti kvietimų ir kokie planai apskritai laukia? Šnekėjau trumpai palyginus ir nieko konkrečiai nenusprendėm. Buvo pokalbis ir tiek. Pasimatyti, kaip bus toliau. Dar turiu mano sezonas dar Lenkijos čempionatas neprasidėjo, tai kaip ir nieko negaliu pasakyti. Kaip kas ten bus matyti. O treneris paties žaidimą gyrė, kažkokių pastabų gal davė, pastebėjimų? Per daug nedavė, yra kitas treneris, kuris duoda pakankamai. Turbūt daugiau pilos gaunat. Visko reikia.